manyčiau, kad vienas iš tokių sunkesnių tai buvo Kauno pilies restauravimo objektas. Mes ir tą projektą trupučiuką ir tobulinom, nes taip kaip buvo sumanyta, tai mes turėtume didelių bėdų, nes dabar yra ažūrinis mūras, o jis turėjo būti toks juostomis ir pakabintas ant metalinių konstrukcijų. Tai mes sakėm, kad yra dviejų upių santaka ir gyvėjo gūsiai dideli. Tai kaip tai tas laikytų? Ir mes su Politechnikos instituto specialistais, su profesūra daug kalbėjom ir manau, kad rezultatas dabar geresnis negu būtų. Dėl architektūrinio vaizdo čia vyksta... Bet jums kaip žmogui graži Kauno pilis? Aš žinau, taip 50 ant 50. O kaip su konkurentais? Juk dabar turbūt kiekviena didesnė statybinė organizacija, jinai taip pat gali dalyvauti konkurse restauruojant vieną ar kitą objektą. Nors patirties ir supratimo menko, bet gali, ar ne? Kaip va šitoje vietoje? Kaip jūs įrodot, kad jūs esat kvalifikuoti, kad jūs tarkim, nors negalit laimėti viešųjų pirkimų, čiagi vėl, ar ne? Yra viešųjų pirkimuose įvairių tokių, nurodo kartais ir profesinius pajėgumus. Kartais? Matot, Tito vienuolyno menus. Negali statybinė organizacija, tada nurodo, kad turėtų tam tikrų restauruotų menininkų, vadovų, kad turėtų atitinkamas kategorijas. Yra trupučiuką tokie faktoriai. Bet šiaip konkurencija tai yra sveikas dalykas, tai yra varomoji jėga ir aš tai už konkurenciją. Tai parodo tikrą to ir objekto kainą ir jo vertę.